Laužas – tai komandinis stalo žaidimas nuo 3 iki 6 žaidėjų. Jūsų tikslas – visiems kartu atsikratyti visų nerimo kubų, kol dar neužversti visi liepsnos žetonai. Žaidimui reikės rašymo priemonių arba situacijų kaladės. Kiekvienas žaidėjas gauna 4 korteles nuo 0 iki 3 ir 6 nerimo kubus. Stovyklavietės korteles padėkite šalia lentos, kad visi jas matytų. Tada kiekvienas žaidėjas užrašo po vieną nerimą keliančią situaciją ant lapelio. Šį žingsnį galite praleisti, jei turite situacijų kaladę. Žaidimą pradeda jauniausias žaidėjas. Jis pasiema drugio žetoną, kuris rodo, kieno dabar eilė. Savo ėjimo metu žaidėjas paima lapelį iš kairėje sėdinčio žmogaus ir garsiai perskaito situaciją. Tada išsirenka vieną kortelę iš rankos ir padeda ją užverstą. Kortelės parodo, kiek nerimo jaučiate toje situacijoje. 0 reiškia, kad jautiesi ramus kaip briedis, 3 reiškia, kad jautiesi bailus kaip peliukas. Kitų žaidėjų tikslas – padėti tokią pačią kortelę kaip skaitytojo. Kad būtų lengviau atspėti, skaitytojas duoda užuominą apie tai, kaip jis jaustųsi ar elgtųsi toje situacijoje. Užuomina gali būti bet kas – gestas, garsas, sakinys, trumpa istorija. Tik negalima sakyti skaičiaus ar gyvūno pavaizduoto kortelėje. Taip pat negalite kartoti jau pasakytų užuominų. Tada visi vienu metu atverčia korteles. Tie žaidėjai, kurie padėjo tą pačią kortelę kaip skaitytojas, įmeta vieną savo nerimo kubą į laužavietę. Ta patį padaro ir skaitytojas. Jei visi žaidėjai padeda tą pačią kortelę, visi įmeta po vieną nerimo kubą į laužavietę, o skaitytojas gali papildomai įmesti dar vieną savo arba kito žaidėjo kubą. Jei nei vienas žaidėjas neatspėjo skaitytojo kortelės, skaitytojas pasiema vieną nerimo kubą iš laužavietės pas save. Po kiekvieno ėjimo užverskite vieną ugnies žetoną į juodąją pusę, pasimkite korteles atgal į ranką, perduokite drugio žetoną kitam žaidėjui pagal laikrodžio rodiklę. Laužo kurstymo kortelė leidžia pratęsti žaidimą. Perskaitę situaciją, skaitytojas gali nuspręsti neduoti jokios užuominos. Jei bent vienas žaidėjas padeda tokią pačią kortelę kaip skaitytojas, vietoj raudono ugnies žetono užvertimo, atverskite vieną jau išdegusį žetoną atgal į raudonąją pusę. Zefyrų kortelė leidžia padėti kitam žaidėjui. Vienas iš spėjančiųjų prieš atverčiant kortelę gali perimti vieną nerimo kubą iš kito žaidėjo pas save. Žaidimas baigėsi 2 būdais. Užverčiate paskutinį ugnies žetoną arba atsikratite visų nerimo kubų. Jei nei vienas žaidėjas nebeturi nerimo kubų ir dar liko bent vienas raudonas ugnies žetonas, jūs laimėjote. Jei užversti visi ugnies žetonai, bet bent vienas žaidėjas vis dar turi nerimo kubų, jūs pralaimėjote.